Sveiki, čia Gintarė iš Tavo Sveikata LT ir mes padedam žmonėm turėti gražesnį, sveikesnį kūną, padėti sulieknėti, pagerinti sveikatą bei ilgą amžiškumą. Ir čia tęsiu serijas apie keto mitybą ir šiandien noriu papasakot labai greitai, kaip žinot, ar esat ketozėj. Tai vienas iš dalykų, pats tikslingiausias, tai yra specialūs aparatai, jie yra gan brangus. Kai jūs paėmę kraujo mėginį, iš tikrųjų žiūrit, ar esat ketozėj, ar turit ketonų. Aš pati asmeniškai to nenaudoju, nesu girdėjus, kad kažkas iš tikrųjų tai naudotų, kas jau tikrai mėgsta keto mitybą ir to nereikia, bet aš tik noriu paminėti, kad tai yra tikslingiausias būdas, kaip žinot, ar esat ketozėj. Antras, labiau prieinamas, ir ką pati naudoju, kaip žinot, kad esat ketozėj, tai yra tokios juostelės, jų dažniausiai būna pirkti po 100 vienetų, ant kurių pasisiojat ir po minutės pagal jūsų šlapimą ta juostelė pagal pH nustato ir parodo spalvą, kuri nusako, kiek jūs ketonų turit. Tai šitos juostelės yra gerai, kad jos yra prieinamos, jomis lengva naudotis. Ir jos nurodo pagal spalvas, pagal tai, ką gaunat, kiek stipriai jūs esat ketozėj, bet po kurio laiko, pavyzdžiui, jeigu jūs mėnesį jau esat ketozėj, jūsų organizmas nebeišskirs tiek daug ketonų ir šitos juostelės gali net nerodyti, kad esat ketozėj. Dabar kodėl taip yra? Nes iš tikrųjų, kai mes pradedam maitintis pagal keto mitybą, mūsų organizmas išmeta per daug ketonų ir būtent tą perteklių tos juostelės ir rodo. Tai reiškia, kad po mėnesio jūs nebeturit ketonų pertekliaus, jūs turit ketonus, kuriuos naudojat energijai, bet kadangi jūs nebeturit pertekliaus, šios juostelės ir neberodo. Bet jau po mėnesio tikrai suprantat, kas jūs įveda ir išveda iš ketozės, ką valgyt, ko nevalgyt, kiek valgyt ir taip toliau, tai tų juostelių kaip ir nebelabai bereikia po to. Kitas dalykas apie ketozę, tai galit ir tikrai dauguma žmonių jaučia, yra iš kūno būsenos. Tai yra 2 dalykai, kaip galit, gerai, gal 3 dalykai, kaip galit atpažinti, ar iš tikrųjų esat ketozėj. Tai vienas dalykas, visur dominuoja toks acto, toks azoto kvapas. Tai realiai, kai pasisiojat, vienas būdas, arba kai tiesiog šnekat, jaučiat tokį čiut dvoką ir čiut tokį spiritinį, azotinį, tokį kvapą. Tai yra būtent ketozės kvapas ir jau gali žinot, kad jūs jau arba persijungiat, arba esat netoli. O trečias būdas, ką žmonės labai dažnai jaučia, jog sako, aš jau tikrai persijungiau į ketozę, nes nebesinori tiek daug valgyti ir atsiranda didesnis sotumo jausmas. Tiek žinių, iki kito video.